pirmosios meilės pasirodyti. Na, o prieš koncertą aš galvojau, ką naujo įdomaus jums papasakoti apie Armonikos vyrus. Nes viską, ko gero, gerai žinote, labai stengiausi, vaikščiau įvairių archyvų duris, neįsigandau buvusio deputato Eismonto. Patekau į vieną archyvą, įsileidau todėl, kad labai gerai moku prancūzų kalbą, ypač keturis žodžius. Konferencija, dosie, CŽV, KGB. Vadame paskutinėme archyve yra naudojantis, norėčiau jums paskelbti, kad žinotumėte, su kuo turite reikalą. Įsidėjau į galvą abėcėlės tvarka raidė A. Ališauskas Jonas. Tai jūs jam plojate, o archyvuose parašyta, kad tai mūsų Jonas pats didžiausias Armonikos ansamblio stagnatorius. Todėl, kad štai jau 20 metų griežia kontrą. Iš pirmo žvilgsnio mūsų Jonelis ryškiai išreikštas tenoras. Liaudyje tai reiškia truputėlį žioplas. Anksčiau Jonas, tai palaukite Jonai, anksčiau Jonas, kaip ir kiti vyrai, griežė smuikeliu, bet šiais laikais perėjęs prie augiskaitos, taip nušėrė savo smuikelį, o dabar karvę kokią turi. Ačiū Jonai, nebūk žioplas, eini vietą. Raidė B. Keisti žmonės, pasakiau vieną raidę, jau vienas eina lenktis, o kiti ploja. O aš galėjau pasakyti Brežnevas Leonidas, arba dar gražiau Burokevičius. Bet kad taip gražiai nusilenkia, pasakysiu, tai mūsų kompozitorius Giedrius Butautas pats gražiausias Armonikos vyras. Ir ne tik gražiausias, bet ir geriausias Armonikos ansamblio geografas. Jis visur labai gerai orientuojasi. Pavyzdžiui, paliksiu kur nors Joniškyje, atsidurs Joniškėje. Paliksi Kiolne, atsidurs Kelmei. Palikom Kelmei, grįžome Kelmei. Raidė C. Citrina, cinamonas, citramonas. Va, aš nežinau, kodėl, kad citramoną į galvą įsidėjau. Tai mėgiamiausias Liutkevičiaus patiekalas. Naudojamas 2 tabletės prieš uždainuojant Kaspariūnui ir 5 tabletės po Palucko dainavimo. Čia Čepaevas, direktorius H. Rudzinskas Putinas. Mūsų direktorius praktikuojantis jogas, stovi ant galvos. Bet stovėdamas ant galvos, smuiku griežia geriau negu stovėdamas ant kojų. Iš visų vyrų pats tvarkingiausias. Visi vyrai turi tik dukras. Ne. Beveik visi. Liutkevičius tik dukra. Na, mūsų direktorius turi ir dukrą, ir sūnų. Bet aš taip sakau. Jeigu aš būčiau direktorius, tai aš taip turėčiau. Kad jis pats stovi ant galvos, tai jau jo reikalas. Bet va ir kitus verčia. Pažiūrėkit, kas iš to išeina. Raidė Jonušas Antanas. Antarinis svarstykit šonų, va profilių atsisukit, tikų labai prašau. Pažiūrėkite, į šitą profilio mūsų Antanas labai panašus į kitą Antaną. Smetoną gerai pagalvojom tai. Kad gudresnis už patį Smetoną. Mūsų Antanas štai jau 20 metų savo gyvenimajame ant sienos keičia vado portretą. Tik atėjus perestroikai, Jonušas ant sienos pasikabino Jonušienės portretą. Ir visiems paskelbė, viešumo laikais nebėra prasmės slėpti tikrojo vado veido. Raidė B. Negulelis, ne Kartevaičius. Klimas Alfredas Klimas.
išmintingiausias. Kai kur nors kolūkyje koncertuojam, tuoj kolūkio pirmininkas prisistato. Sako, Alfredai, būk geras, pasakyk, kaip mums pakelti žemės ūkį. Alfredas sako labai paprasta, duokit karvėm šokoladų, galėsite melžti kakavą. Alfredas labai pavertė keičiant gatvių, miestelio, aikščių pavadinimus. Dabar jau ėmėsi keisti parduotuvių pavadinimus. Tokią gražią parduotuvę matėme, užrašyta Birutė ir Kęstutis. Alfredas sako, vis tiek prekių nėra, tegu vadinasi Adomas ir Ieva. Klimka Algimantas. Šiandien kažkoks labai žvalus. Šiandien alus, sakai? Alus. Na, šiandien labiausiai lygotas ansamblio žmogus. O, bagotas, tai. Visų jo lygų nevardinsiu, kažkaip iš scenos nelabai gražu būtų. Ačiū labai, čia lygotam žmogui peržvelgti. Visų lygų jo nevardinsiu, nes iš scenos kažkaip nelabai gražu būtų. Gal tik tai vieną paminėsiu lygą, dėl kurios Klimka netarnavo. Nei Raudonojoje armijoje, nei caro kariuomenėje, nei Želigovskio. Ar žinot tokią lygą? Ne, į lovą jau nebe. Mūsų Klimka pilna padį. Vakais po koncerto iš scenos pažiūrėti dar vėlavau. Na ir dar vienas žmogelį turim. Ričardas Veigaudas. Tai žmogus mislė. Daug mislių. Tuo žiūrėsime, ar mokate įminti misles. Mislė vaikams. Šviečia naktį, šviečia dieną. Gerai sako Ričardo atominė elektrėnuose. Visai vyresnės kartos moterėlėms. Plikė galvom. Ir taip toliau. Na, o kai atvykstame kartos koncertuoti, aš visada klausiu Ričardo, sakau, būk geras, pasakyk. Gal salėje yra tavo giminių? Sako, ne. Šiandien šioje salėje mano giminių nėra. O štai kas čia sėdi jaunesnį broliu. Vai dar vienas brolis. Tiesa, brolių nelabai daug, bet jau bus broliu, tai reikisi. Tik sakau, Ričardas labai negražiai su savo giminėm elgėsi, tai reikėjo visus susodinti pirmą eilę. Šilčiau ir šviesiau scenai būtų. Na, o scenoje jūs matote visą mūsų brangiosios lietuvėlės politinį gyvenimą. Nežinau, kodėl Sovietų Sąjungoje taip bijomasi daug partinės sistemos. Harmonikos vyrai jau senai kiekvienas priklauso vis skirtingai partijai. Bet kai kartu griežia, žiūrėk, ta pati melodija išeina. Pavyzdžiui, Stasys Liutkevičius harmonikos ansamblio socialdemokratas. Nes socialiai už mane geriau aprūpinti. Harmonikom. Ne tik harmonikom ir tapetais. Ričardas Veigaudas, Lietuvos laisvės lygos atstovas, nes prieš vėją pučia ir labai stengiasi. Antanas Jonušas, Vaisvedona panašus ir vienintelis tautinių instrumentų griežia, priklauso tautininkų partijai. Na, o mūsų pilnapadis. Gal baigsime. Patys matote, nieko daugiau nemoka, tik mušti. Aišku, priklauso jedinstvai. Jonas Ališauskas vakargę turi, tai Lietuvos laisvųjų ūkininkų sąjungos narys. Na, o dabar pažiūrėkite va iš šios trys vyrai, ateikit, va, susirikiuokit. Tik greitai ir gražiai. Labai prašau, gerai juos įsižiūrėkite, nes ką žinai, prie naujo parlamento gal negreitai matysime. Šitie trys, tai mūsų suskilusi TSKP.
Giedrius Budautas savarankiškos LKP atstovas, nes pirmus smuiku griežia. Alfredas Limas va ir smuiką pametė ir žemų ūgio TNT SKB platformą susiropštė. Na, o vidurinysis mūsų direktorius, kai kaip dera direktorių, Turniaus Giedrius. Iki šiol mat nežinant, kokios platformos reikti. Ponas Arvydai, gal paaiškintumėt, ant kokios platformos pats užsilipęs ir kokiai partijai priklausėte? Draugiškai. Prieš naująją sesiją viską galiu pasakyti. Aš priklausau šiandien daugiausiai dirbančiai, daugiausiai žadančiai dirbti minkštų liežuvių partijai.